šiandien yra gražiai vasaros diena ir pagalvojau, kodėlgi nenuskridus 100 km be variklio. Ką, manau, kad bus daug iššūkių ir pamatysim, kaip gausis. Taigi diena prasideda, atsikabinu nuo motorizuotos skraidyklės ir pradedu savo skrydį. Deja, tik atsikabinęs sroves nerandu, todėl gana stipriai nužemėju ir jau galvodamas, kad tūpsiu į apačioje manęs esantį lauką, bet likus jau nedaug aukščio iki žemės, randu šiltą srovę ir pradedu suktis joje ir taip per maždaug 10 minučių iškylu iki pat debesies pado. Būdamas aukštai, pagalvoju apie savo sekančius žingsnius, išsirenku kryptį, pasižiūriu tą kryptimį esančius debesis ir pradedu skristi link savo tikslo, pirmojo punkto Degučių. Gana greitai randu sekantį termiką ir vėl jame kylu tam, kad vėl turėdamas aukščio galėčiau skristi toliau. Nu ką, vėl esu viršuje, debesies pade ir pradedu savo skrydį link Degučių. Labai greitai skrendu, bet nužemėju ir kadangi neturiu variklio, turiu vėl rinktis aukštį, sukdamas į šiltoj srovėj. Gana greitai pasiekiu Degučius, bet dėl gana stipraus vėjo gana sunkiai skrendu į šoną. Padarydamas keletą klaidų nužemėju ir tuomet išsirenku aikštelę ir nusileidžiu. Po savo 2 valandų skrydžio, kojos vietoj, saugiai viskas labai fainai, tai va, tai tikiuosi, kad patiko video ir iki kitų kartų.